Manau, nemažai dalykų pavyko gynybai, ką negalėjom pasakyti apie paskutinės kelias rungtynės. Daug taškų tikrai pelnė, kaip sakoma, man, ką mes norėjom rizikuoti, tikrai didelį įmetė, Vainratas 3 tritaškius įmetė, Motley įmetė, bet kaip ir žaidėjams sakiau, aš pasiruošęs pralošti su savo idėjom, ne su jų idėjom. Taip, kad ir tą būčiau priėmęs ar prisiėmęs atsakomybę. Kitas dalykas, manau, kad gynyba antram ir trečiam kėliny padarė savo, kai pradėjom viską keistis ir žinojom, ką galim duoti, ko negalim duoti. Kiek nustebino tie Vainraito, Motley tritaškai, tikrai nėra metikai, tai buvo sąmoningos rizikos turbūt. Kažkiek sąmoningos, Vainraito gal nelabai nustebino, nes vis tiek jis per rungtynės metą po 3 tritaškius jis tą turi, tai klausimas, bet esmė buvo, kad neduoti sužaisti Elijah Bryantui, Jonesui, kaip ir matėm, kad jie mažiau taškų įmeta, tada jie truputį nervuojasi, gal kad kiti metą kažkur, nors ir pirmojo komanda, bet kiti metai kažkoks gal toks buvo. Bet kai rizikavom, tai tada nepasiteisino ta rizika, ta gynyba nepasiteisino, kurią pradžioje pradėjom gintis, taip kad antram kėlinukio gynybą pakeitėm ir tikrai tas manau veikia ir supratom, ką norim duoti. Nepaisant tų rizikų ir ką jie susimetė, atrodo jautėtės patogiai, pakankamai tvirtai rungtynės. Pradžioj gal nelabai, gal tokie biškai permėgšti buvom, kaip sakom, ne apie tos metimus taip, bet puolime kažkur gynyboje tikrai buvo ir antram kėlinukė 0 baudų turėjom ir mum meta iš po krepšio ar tritaškius meta, tas tik vėlgi tos pačios mūsų klaidos, mes galim dar geriau sužaisti, taip kad visą laiką yra dalykų, kur galim taisyti ir norisi tą taisyti, bet kad žaidėjai suprastų, nes kaip ir minėjau, kad toks vaizdas, kad mes truputį gruodžio gale dar nesuprantam, ko mes norim, bet šiandien pamačiau, kad tikrai žaidėjai bando suprasti ir mato, ką treneris kolektyvas nori. Varžovai pirmam kėliny nesuklydo nei karto, tada antram kėliny pradėjot viską keistis. Kiek tas gynybos pasikeitimas pridėjo jums ir fiziškumo, ar šiaip padėjo perlaužti rungtynes? Tai matyt, čia buvo pagrindinis faktorius, aš galėčiau sakyti, tikrai ta mūsų gynyba, kur mes pasyviai bandėm gintis ir atiduotos metimus tiem dideliem žmonėm nepasiteisino. Bet gal iš kitos pusės ir pradėjom keistis truputį agresyviau viskas ir patiem agresyvumas atsirado ir kažkur atkovoti kamuoliai, tada ir greitam puolime kelis taškus įmetėm. Gal varžovas papirmavęs 10 taškų šiek tiek atsipalaidavo irgi, bet čia tikrai ne mūsų reikalai, taip kad viskas susidėjo, bet vis tiek gynyba buvo, kai gerai gynėsi, tai ir tas puolimas, ir tas tritaškius lengviau pataikė, man atrodo. Kiek pats užtikrinčiau pats jautėtės ir tvirčiau jautėtės turėdamas Nigelį tokį sveiką, kuris gali ir pastabdyti ir neštis ramybės ir šaltą protą? Būtent, net ne rungtynės, aš daugiau šneku apie jo atsidavimą treniruotėse, visas kitas tokį žaidėją turėtų, turbūt kiekvieno trenerio yra svajonės, ne visi mato, ką jis ir treniruotėse daro, kaip kiti šiek tiek tie jaunesni žaidėjai, šiek tiek gal jie kažkur lengviau į viską žiūri, jisai tokį tą duoda tą impulsą ir tikrai, čia man yra kosmosas tokį žmogų turėti, jaunam vyriausiam treneriui turėti tokį žmogų šalia savęs, tai yra didžiausias, sakau, vėlgi nestebina, ne tik rungtynėse, bet ir treniruotėse jis tą patį daro ir tą patį bando skiepti žaidėjam, tai dėl to mes jį turim čia. Ar šitą pergalę prieš Žalgirį lyderis kažkaip prasklaido blogąsias nuotaikas per pastarąją atkarpą, kas turėtų? Man daugiau, kad pats žaidimo kokybė, vėlgi čia tie rezultatai, kaip ir sakau, tai pralaimėsi čia visą laiką, čia krepšinis, čia ne viena komanda visko nelaimė, taip kad tik tai tiek, kad pats krepšinis, kad būtų toksai, jau kažkoks tai su kažkokia mintim, su kažkokia idėja ir kad visi penki žaidėjai žinotume, dažnai būna, kad mes 3 vienaip daro, 2 kitaip daro, tai čia didžiausia problema, kad jis veiktų kaip šveicariškas laikrodis, norėtųsi iki tobulumo, aišku, ribų daug nėra, bet tą bandau daryti ir tą visą laiką darysiu, kol aš čia būsiu. Turbūt reikia patį pasveikinti su pirmąją techninę, tokia tvirta techninė, kur jau prisėmėt ant savęs, užtinot pakankamai anksti, nes ta pirmoji, kai blokavo teisėja, nebuvo ta tokia jau tikroji. Taip, kažkaip ta technika irgi labai greitai už vieną tokią emociją, kad ten bauda buvo ir toks, aišku, čia, kai sako, dabar nebeduoda tų įspėjimų, taip kad priėmiau, nežinau, aišku, vėlgi, visą laiką į techninę gaunu laimį, tai reiškia, dažniau reikia imti. Toks šiltas momentas buvo rungtynių, jau buvo finalinės sirenos, Mozis Wright atrodo toks patys apsikabinot, norėjęs pasidalinti džiaugsmu, kiek reikėjo tokių emocijų tarpusavio tam ryšiui ir ypatingai Mozis Wright. Mes visą laiką aš tą ryšį su juo turiu, tik tai, kad jis nesugebu iš jo reikalauti, tos energijos, to tokio tikrai vėlgi daug klaidų kažkur daro, bet dabar jau bent supranta, kur tas daro, jis nebando atsikalbinėti, tai čia man tas jau kažkoks žingsnis į priekį, bet dabar norisi, kad tų klaidų jau mažiau darytų, nes jis visą laiką pripažįsta, kelia ranką, kad klaidą padaro, bet tų klaidų per 3 minutės 5, kai mes juokiamės padaro, norėtųsi, kad tas 3 minutės 2 kartus tą ranką pakeltų, bet tikrai yra geras žmogus, nori, bet
norisi, kad dar geriau, kaip visą laiką sakau, kad jūs matot visą puolimą, man gynybų jau visi dalykai kliūna. Bet visų pirma vėl šnekam apie tą energiją. Jeigu jis žaidžia tokią energiją ir tos klaidos gynybai visai kitaip žiūrisi, negu kai ir susinervuoja ir puolime pradeda pusę veiklos. Gostas Susisko grįžo šiandien kartu į aikštelę antro kėlinio pabaigoje, paskui žaidė irgi nemažai. Ar tai jau ženklas, kad tos visos čia kelių rungtynių negandos praeitį ir Sisko pasidarė išvadas? Nežinau, aš visą laiką sakau, kad jie tikrai gali kartu žaisti. Čia nėra, nežinau, aš kol kas dar tikrai nepraradau to optimizmo, kad jie negali kartu žaisti. Tuo labiau, kad Nigelis gali gintis ir kažkiek nuimti to krūvio nuo Sisko, ką jis turėdavo gal anksčiau, nes neturėdavo tokių gynėjų aplink save. Taip pat jeigu gerai susistačius, sumodeliavus viens kitam, tik tai gali padėti, matau, ir mes pokalbį, ir Sisko suprato tą, ką mes norim. Ir Nigelis tikrai gudrą supranta. Tai mes po vieną nieko nelaimėsime. Jeigu mes norim kažkokie šiek tiek konkurencingi būti, mes turim visi kartu žaisti. Šiandien parodėm, kad mes kaip komanda galim žaisti ir kad galim gintis ir galim džiaugtis, apsigynę gerai, galim gerus smulkius dalykus padaryti gerai ir dėl to būti patenkinti, čia svarbiausia. Kalbant apie tą Eurolygos konkurenciją, pirmas ratas baigėsi 11-8 šitas rezultatas. Kiek jisai jūs tenkina ir kiek galbūt yra dar to kartėlė dėl kai kurių paleistų taškų? Taip, kartėlė visą laiką yra tų rungtynių, kur galėjom. Ta prasme dėl to, kad ten pralaimėjom, bet dėl to, kad neatidavėm viso to, ką mes galėjom žaisti, kad nežaidėm visą pilnų pajėgumų. Kažkur vienas žaidėjas, kažkur tai truputį mažiau energijos davė, kitas mažiau. Tai čia tas skaudu, kad galėjom net ir mažiau rungtynių laimėti, bet jeigu būtume visą laiką kovės, aš neturėčiau jokių pretenzijų. Neturėjau jokių tų svajonių, kažko tų tikėjimų, kiek čia mes būsim po pirmo rato. Man daugiau svarbu pats žaidimas, kai mes žaidžiam, ar mes kaip šiandien žaidėm visi kartu kaip komanda. Tai čia svarbiausia. Ir jie džiaugiasi, kad žaisdami kaip komanda. Aišku, kai laimėti dar geriau yra viskas. Bet tikrai buvo daug dalykų, kur man šiandien patiko. Šitas Eurolygos kalendorius viešinimo komandai yra žiauriai intensyvus, 19 rungtynių iki 1 metų. Teko pakalbėti su krepšininkais, sako, kad kartais turbūt neina viskas apie taktiką, eina apie fizinį atsistatymą. Kaip jūs vertinate šitą intensyvumą, kokios yra blogosios pusės iš trenerio perspektyvos? Kaip visi šneka, aš jau kaip treneris, aš jau praeitais metais sakydavau, aš jau asistentas treneris, jau pavardau psichologiškai nuo viso to krūvio, nuo kelionių, nuo rungtynių žiūrėjimo, tai aš visą laiką sakydavau, aš įsivaizduoju, ką žaidėjai turi jaust. Kai jie ateina ir kiekvieną dieną, kas antrą dieną tau nori visi gerklę perkasti ir dar Lietuvos lygo irgi reikia žaisti, ar ten kur Turkijos lygo, ar ICB lygo, dar daugiau. Tai tikrai sunku, bet vėlgi mes su fizinio pareigimo, su kitais treneriais šnekam, tas minutės dėliojam, kartais žaidėjams nepatinka tos minutės ir fanam gal nepatinka, nori, kad daugiau žaistų visi žaidėjai, bet vėl norim žiūrėti toliau viską į priekį ir kaip matom, kad svarbiausia būti sveikiem šitoje Eurolygoj. Man atrodo, čia irgi, kaip visi treneriai šneka, kad čia yra tikrai per daug rungtynių ir neįmanoma žaisti tie tokių krūvių, nes čia kažkas bus, vėlgi, kaip ir matom, traumų belia kiek yra. Dar pabaigai tęsim šitą temą su Mantu Šernium, teko kalbėti, kad svarbus ne tik tas fizinis atsistatymas, bet tiek pat svarbus yra ir emocinis, turbūt psichologinis atsistatymas. Kiek čia yra gal asistentų, viso trenerių štabo indėlis į tą emocinį žaidėjų atsistatymą, kiek daugiau reikia dirbti, kai yra toks intensyvus tvarkaraštis su jais? Tai vėlgi. Kiekvienas čia viskas svarbu, žaidėjai turi prisitaikyti vėl, kaip sakau, LKL kažkur norim duoti poilsėti, tas minutės skaičiuojam, kad daugiau ten tų 30 minučių nesurinktų, o šiandien vis tiek turim kažkokią dar pertrauką į priekį, tai norėjusi gal, kaip sakom, eit all in kažkiek tai, kad teis pagrindiniais žaidėjais, bet po to skaičiuoji, žiūri, 2 savaitę, negali taip žaisti, nes anksčiau vėliau tu sugriūsi ir po to nieko neturėsi. Žaidėjams psichologiškai reikia suprasti ir juos tikrai, nes labai sunku.